Labą dieną. Šiandien turime 152 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie mokslo ir technikos pažangą XIX amžiaus pradžioje, XX amžiaus pradžioje, tame laikotarpyje. Šį kartą pakalbėsime apie meno raidą XIX amžiaus pradžioje, XX amžiaus pradžioje, tame laikotarpyje. Pirmiausiai apie dailę. Taigi XIX amžiaus pradžioje dailėje įsivyravo klasicizmo stilius. Jam būdinga laikytis antikos meno principų, siekti tobulumo bei absoliutaus grožio. Įžymiausias šio stiliaus atstovas Prancūzijoje buvo Žakas Lui Davidas. Jis aktyviai dalyvavo didžiojoje Prancūzijos revoliucijoje, buvo revoliucinio konvento narys, vėliau jo sekretorius ir netgi pirmininkas. Jakobinų diktatūros metu bičiuliavosi su jakobinų lyderiu Robespierru. Atėjus į valdžią Napoleonui, tapo jo rūmų dailininku. Jo paveiksluose atsispindėjo politinės to meto Prancūzijos aktualijos. Po Marato nužudymo konvento užsakymu jis nutapė vieną žymiausių savo paveikslų Marato mirtis kabutėse. Šiame paveiksle Davidas tiksliai atkūrė tragišką Marato mirtį, kai Šarlota Kordė, įteikusi laišką, mirtinai jį sužeidė. Imperijos laikotarpiu jis tapė paveikslus, kuriuose šlovino Napoleoną. Nutapė Napoleono karūnaciją, Napoleoną San Bernaro perėjoje. Grįžus į valdžią Burbonams, Davidas emigravo į Belgiją. Kitas žymus dailininkas, kuris savo paveiksluose pavaizdavo istorines aktualijas, buvo ispanas Franciskas Goya. Tapytojas ir grafikas Goya, tapęs Ispanijos karaliaus rūmų dailininku, gyveno ir kūrė Madride. Nutapė daug realistinių karališkosios šeimos portretų. Gojos paveiksluose atsispindėjo ispanų patriotizmas Napoleono okupacijos metais. Paveiksluose kabutėse gegužės antrosios sukilimas ir kabutėse sukilėlių sušaudymas 1808 metų naktį iš gegužės antrosios į trečiąją dieną įamžinta didvyriška ispanų kova su okupantais. Goya prancūzų okupacijos metais dalyvavo ginant savo gimtąjį Saragosos miestą. Norėdamas pavaizduoti karo nežmoniškumą, sukūrė grafikos darbus, pavadinęs juos kabutėse karo baisumai. Viename iš grafikos lakštų, kabutėse kokia drąsa, vaizduojama jauna mergaitė, stojusi į mūšį vietoje nukautų karių. Ispanijoje restauravus monarchiją, Goja pateko į karaliaus nemalonę
ir persikėlė į Prancūziją. XIX amžiaus pradžioje greta klasicizmo dailėje atsiranda romantizmas. Vienas žymiausių šio stiliaus atstovų buvo prancūzų dailininkas Eženas Delakroa. Dailininko paveiksluose, nutapytuose istorine tematika, atsispindėjo kovos už laisvę idealai. Paveiksle kabutėse Skerdynės Schiose pavaizdavo didvyrišką graikų kovą su turkais už nepriklausomybę. Audringus 1830 metų revoliucijos įvykius Delakroa pavaizdavo paveiksle kabutėse laisvę vedantį liaudį į barikadas. Jame pavaizduota moteris su trispalve rankose simbolizavo laisvę. Atsisukusi į sukilėlius, ji šaukė juos eiti paskui save. Sukilėlių entuziazmas atskleidžiamas Paryžiaus berniuko su 2 pistoletais paveikslu. XIX amžiaus viduryje mene atsirado dar viena srovė, tai yra realizmas. Ryškiausi šios krypties atstovai buvo prancūzai Gustavas Courbet ir Honoré Daumier. Courbet savo paveiksluose pavaizdavo paprastų žmonių gyvenimą, jų buitį, kasdienius vargus. Dailininkas aktyviai dalyvavo politiniuose to meto įvykiuose. Courbet pritarė 1848 metų revoliucijai, o 1871 metais tapo Paryžiaus komunos tarybos nariu. Paryžiaus komunai pralaimėjus buvo persekiojamas, todėl emigravo į Šveicariją. Garsiausi Courbet paveikslai yra kabutėse laidotuvės Ornane, kabutėse akmens skaldžiai. Visus istorinius įvykius, kurie vyko Prancūzijoje nuo 1830 metų revoliucijos iki Paryžiaus komunos, savo kūryboje įamžino Daumier. Dailininko kūryboje vyrauja paprasti siužetai, kasdieniški miesto gyvenimo vaizdai, politinio gyvenimo realijos. Šlovę dailininkui atnešė litografija, kabutėse Gargantua, kurioje buvo kritiškai pavaizduotas Louis Philippas. Už šią karikatūrą Daumier buvo nubaustas 6 mėnesius kalėti. Kitose karikatūrose, kaip kabutėse Nuleiskite uždangą, komedija baigta, kabutėse Šalin rankas nuo spaudos, kabutėse Šį galima išleisti į laisvę, Daumier satyriškai šaipėsi iš valdžios vykdomos politikos. Antroje gyvenimo pusėje Daumier kūrė buitinio siužeto paveikslus, kuriuose perteikė vargingų miestiečių gyvenimą. Mirė dailininkas skurde, visiškai apakęs ir visų užmirštas. 1874 metais įvykusioje dailės parodoje savo paveikslus eksponavo Claudas Monet, Augustas Renoiras, Edgaras Degas, Kamilis Pissaro ir kiti. Meno kritikas, norėdamas pajuokti spalvingą Monet paveikslą kabutėse Įspūdis saulės patekėjimas, dailininką pavadino impresionistu. Vėliau šis terminas prigijo visiems dailininkams, kurie savo kūryboje stengėsi perteikti aplinkos įspūdį. Dailininkai savo paveiksluose siekia perteikti betarpišką įspūdį, kurį sukeldavo jiems matyti daiktai ir reiškiniai. Jie tapė saulės šviesą, blyksint ant vandens, ant medžių lapų, žmonių figūrų. Monet, norėdamas
perteikti natūralų gamtos grožį, paveikslus tapę gamtoje. Impresionistams didelę įtaką padarė fotografijos atsiradimas ir spalvoti japonų medžio raižiniai. Prie impresionistų prisijungė ir Eduardas Manė, kuris šokiravo to meto visuomenę tokiais savo paveikslais kaip kabutėse pusryčiai ant žolės ir kabutėse Olimpija. Šiuose paveiksluose Manė išdrįso pavaizduoti nuogas paryžietis. Daugumai visuomenės toks vaizdavimo būdas buvo labai neįprastas. XIX amžiaus pabaigoje naują impresionistų tradicijas pratęsė nauja dailininkų karta, kuri vadinama postimpresionistais. Ryškiausi šios meno krypties atstovai yra Polis Sezanas, Vincentas van Gogas, Polis Gogenas ir Henri de Toulousas Lautrecas. Šie dailininkai skverbėsi į vidinių žmogaus išgyvenimus, stengėsi glaustai ir aiškiai juos perteikti. Visų keturių dailininkų gyvenimo ir kūrybos kelias yra be galo savitas. Būdami gyvi nesusilaukė pripažinimo, gyveno skurdžiai ir visuomenės nesuprasti. Van Gogui per visą gyvenimą pavyko parduoti tik vieną savo paveikslą. Gogenas paskutinės savo gyvenimo dienas praleido visų užmirštas Taičio, o vėliau Markizų salose. Polio Sezano paveikslų niekas nepirko. Vieni meno vertintojai apie Sezano paveikslus sakė, kad, kabutėse, tai šlykštynių muziejus, kiti, kad tai, kabutėse, ateities menas. Toulousas Lautrecas tapė kavinių šokėjas, barų lankytojus, žymių žmonių portretus. Šiandien be šių dailininkų kūrybos neįsivaizduojama dailės istorija. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie XIX amžiaus dailę. Kokie istorijos įvykiai atsispindėjo Davido, Gojos, Delacroix, Damie paveiksluose? Kuo impresionistų paveikslai skyrėsi nuo XIX amžiaus pirmoje pusėje tapiusių dailininkų paveikslų? Surašykite dailininkų, aktyviai dalyvavusių politiniame to meto gyvenime pavardės. Sudarykite ir užpildykite lentelę, kurioje atsispindėtų XIX amžiaus dailės stiliai, kūrėjai ir jų kūriniai. Pasakokite, atsakykite, surašykite, sudarykite ir užpildykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.